Tai klausykit, o aš, kada aš kažkokią idėją padaviau per tiek daug metų, daug idėjų, tai jūs šitą, jūs patys užpatentuojat, ne, paskui patys kažką pagaminat, ne, o man kažkaip tai visiškai nieko. A? O kaip tai gali būti? Tai jūs mano idėją panaudojat, uždirbot labai riebų pinigą, o man nieko. Tai duotų, bet 9% duotum. Ką? Tai kas jūs, gopšai? Aš nedaug prašau, tik 9%. Tarkim, nuo pelno. Nuo visų mano idėjų. Todėl, kad jūs esat gopšų šalis, tik grobėt savo viskas, Čia vadinasi, žinai, kaip agaltėlas šitas kapitalizmas. Taigi pas jūs buvo toks dalykas, čia vienas iš tokių, kada moteriškė sukūrė firmą kažkokią, jinai prasisuko gerai, o paskui jos darbininkai ją pašalino. Toks dalykas tikras buvo. Tai patentas yra tas jau, kad aš jau kažką parašiau ir jau yra mano patentas, automatiškai. A jūs kviečiate į tą savo patentų biurą, o ten ilga procedūra, ten reikia visokių brėžinių, visko, suprantate. Tai va. Tai aš jums daviau patiems užsipatentuot, bet duokite man procentą. Tik 9%. A ko jūs bijote paburbuliuoti, tarkim, čia apačioj, o čia teikit, o čia apačioj, o čia, o. Ir paburbuliuokit, apie bet ką, apie mane, tarkim. Todėl, kad jūs gyvenate, suprantate, agaltėlame šitame kapitalizmo. Viskas man, suprantate. Bet tai va. Pateisimai bus.